Čia gražiau pavyzdžiui. Viskas, reportažas. Čia filmuoju. Sveiki visi. O? Sveiki visi. Garsiau. Tai šiandien mes sutinkame iš Vilniaus, tai tiksliau komunikacijos fakulteto. Jo. Tai susitinkame mes kiemelį ir eisime greit paklausinėti karo užduotų mūsų publikos klausimų. Tai biškai tokiam reportažui. Tai mūsų klasė jums sugalvojo klausimų ir mes norėtume jūsų paklausti, kad jūs atsakytumėte. Gerai, tai pirmas klausimas, ar vedant pokalbių šou ar interviu nejaučiat jaudulio? Jaučiu. Jaučiat? Tai. Gerai, tai kitas klausimas, kas labiausiai patinka užsiimant šitų sritimi? Kad gali susitikti su žmonėms, kurie šiaip nesusitiktų. Aišku, o tarkim, koks būtų jums įdomiausias žmogus, su kuriuo esate susitikę? Nėra tokio, nes aš nemėgstu lyginti žmonių. Ai. Gerai. Ačiū. Paulius. Ačiū, Paulius. Ačiū jums. Ir ką, dabar susitiksime prie LRT. Padarom podcastą einant tiesiog. Karštos žinios tiesiai iš LRT studijos. Pamatė. Ten, kur tave klasė belongina. Jonas čia. Jonas Basanavičius. Jonas Basanavičius. Jonas nesitikėjo šito. Mes Žinot, ko vis nesitikėjo iš mūsų? Kad tavo klasė atsiras televizijoje. ir televizijos klasė pamatė įžymybių. Nes mes amazing. Norėčiau paklausti, ar patiko komentuoti Euroviziją? Man visada labai patinka komentuoti Euroviziją, nes labai linksmas užsiėmimas. O tai toksai asmeninis klausimas, kokią nuomonę jums sudarė šių metų Euroviziją? Keista, įdomi, įvairi, spalvinga, kartais juokinga, kartais liūdna, bet šiaip man atrodo, kad labai įdomi ir įtraukianti. Kokam manot apie laimėtojų šį parą? Man atrodo, kad labai geras pasirodymas, nes sunku yra sudainuoti taip, kaip jisai sudainuoja, ir sukantis ant tos didelės besisukančios detalės, tam reikia labai daug gebėjimų, talento, ištvermės ir visi kiti. Tai man nenuostabu, kad jisai. O nustebino lietuvių užimta vieta, nes visi kaip ir panašavo, top 5, čia gal laimėsim, bet taip išėjo, kad... Aš nepranašavau top 5, aš maniau, kad bus tarp 10 ir 15, taip ir įvyko, ir 14 yra visiškai kita vieta. Tai gerai. Tai dar paskutinis klausimas, tai kas jūs gal pavedė iki šio kelio, kur dabar esate? Ar gal žmogus koks tai, ar... Ne, aš tiesiog labai neturėjau ką veikti, kai buvau paauglys ir labai domėjausi muziką ir skambinėdavo radijos stotis ir taip atsidūriau radijos stotį Kaune, kai man buvo 13 metų, 9 mėnesių, tai atsidūriau prie klaidą tiesiog. Nu va, išeina klaidai karjerą. Taip gaunasi kartais. Taip gaunasi. Gyvenimas toks dalykas. Ačiū už jūsų laiką ir visą gerą. Viso gero. Na, ir apibendrina čia kelionę. Kaip matėte, laikas buvo tikrai linksmai praleistas. Jūs galėjote stebėti mūsų įspūdingą apsilankymą LRT studijoje ir vizitą į komunikacijos fakultetą. Turėjome galimybę susipažinti su televizijos užkulisiais, pamatyti, kaip kuriamos laidos ir pabendrauti su profesionaliais komunikacijos specialistais. Na ir Pauliau, žodis tau. Ačiū Tenim. Tai praleidome nepaprastai įdomų ir prasmingą laiką. Įgijome naujų žinių ir įspūdžių. Dėkojame, kad buvote kartu ir žiūrėjote mūsų kelionės akimirkas. Dėkojame Giedrai už šią nuostabią kelionę ir mūsų auklėtojai, kad ji padėjo nuostabiai praleisti laiką. Na ir ką, susimatysime mokyklai. Čiau.